Some nights when I get cold, I only need some comfort. Sveiki, mėlyje, šiandien jums turime parodyti garbės klubo renginį, vykstantį už uždarų durų. Mes esame Žalgirio arenoje bare 11, kur dažniausiai stebime Žalgirio Eurolygos rungtynes. We were one, we made a promise we'd always stay. We were close, we always said till the end of days. I tried to hold you close, but you... Tai faktas, čia jau matot patys, dėkė, brantai, visi jau draugiški savam lygyje, kaip sakant, visi nieko, paprastai visi bendraujantis. Iš mūsų naujokų gal teko kažkaip susidurti su kuriuo nors? Su Antano barzda teko prasilenkti. Arti. Tai tas susidarimas tiek ir buvo kol kas. Antanai, kiek laiko užtrunka užsiauginti tokią barzdą? Nelaiko kantrybės. Jinai buvo daug ilgesnė, bet prieš sezoną aš apsiskutau, bet tokia, kokia buvo olimpinėse, tai porą metų. Ir kaip manai atpažinti tave sirgaliai be barzdos, einant į gatvę? Ne, jeigu aš nesuskušiu, tai niekas manęs neatpažįsta, nes veidas visiškai pasikeičia, kai tu be barzdos esi. Think back to the days that we were younger. The world was black and white. The other nomination is called The One Who Gets a Lot of Attention from the Girls. Lukas Lekavičius, Bulgaria Ekšė. Smagu kažką iškovoti, ne tik krepšinio aikštelį, bet ir už jos ribų, tai džiaugiuosi. Ir kaip jauti augantį merginų dėmesį? Kol kas labai lėtai auga, tai gal po šios nominacijos greičiau pradės augti. To ir linkim, ačiū.